Taip, sveiki gyvi, čia radija Vilnių našų. Tarp kitko, aš su Lenkais galvoju. Aš žinot, su kokiu šnekate, su pačiu geriausiu gitaristu planetoje. Mane tai pristatė Kelpšoje, kai aš grojau su Vytu Mikulčiu, grojom gitaros seminarą. Ir rodėm kaip ir groti, jeigu ką. Čia kursai kažkokie. Čia aš dar buvau jaunas, gražus. Panašus į žmogų, va, matot. Jeigu grosite nedaug, busite panašus į žmogų, va tokį va. Bet jeigu pradėsite groti daug, tai tapsite tokiu. Sėdančiu. Tik 2000 eurų, nu, suprantat, vienas dantukas. Nesakysiu, kas sakė, nu, kam tu tas 2000 mest velniui? Taigi, va, sakau. Ir sutaupai 2000. Tai va, pokalbis su savim. Ne visada. Aš bendrauju su tauta. Čia kolės veda. Vienas sako, kodėl. Jis išėjo pensiją, dabar aš vedu vienas laidą. Nu, jis apie pasaulį, aš apie muziką. Nu ką, Bachas, nu, neteko groti, nei vartoti, nei kartu sutikti. Buvo Bachas. Kas paskiau? Paskiau Selas, nu. Sel от слова сел. Nu, bet vat, aš nesuprantu, kažkaip, aš visai nieko nesuprantu, ar čia kažkas tai ne taip. Kai žmonės baigia konservatoriją, akademiją ir groja per kažkokius tarptautinius festivalius su įvertinimais, arba Berklio koledžo stipendiją gauna, tai jų niekas nežino, niekam jie nereikalingi. O kai žmogus nieko nesugeba nieko, kaip Selas. Nu, vokalas tai jau baisiau nerasi. Kai scenoje tik vaikšto, aplinkui mergas ten gražias pasistatęs. Nu, ką jis ten dar daro? Šneka būna. Gerai, jeigu ten dar jo tekstai. Nu, tik to. Nu, žodžiu, nieko nemoka, bet už tai brangiausiai apmokamas vokalistas. Selas. Jo. Tau šitas, koks ten baritonas ar unisonas, koks ten tembras man pasta. Nu, kur geriausias planetoj vokalistas. Nu, čia visur. Ten Domingo Falco, ten visi ten tie, ten... O, na. O Santa Lucia, dainuok linksmai, Nereikia dainuoti. Tai va. Nu, žodžiu, tas. Jo. Bus ten, aš pamiršau vardą. Bet apie ką aš. Tai va. Kokią muziką dabar groti reikia? Kokia dabar eina? Didžiai, taip, ne? Bet jie irgi nei dainuoja, nei groja, tik sukioja rankenėlės. Kaip anksčiau Elfa, Radiotechnika, Vilma. Ką aš apie tų kursų visur? Pafilmuokit mane profiliu. O. Tarp kitko su šitavo gitaristu, jeigu jūs matote, jis yra, va parašyta toks, o. Aš jums perskaitysiu, jūs nematot. Nu, žiūrėkit, va. Jūs matot, ne? Mane matot, tai čia gal matot, ką žinau. Tai va, daugiau mašina negu žmogus. Nu, tai ką čia per gitaristas, mašina. Michelangelo Batė. Ryškiausias planetos gitaristas. O, mane tai pristatė vieną kartą Kelpšoje. Bet aš buvau geriausias planetos gitaristas. Jis ryškiausias. Nu, tai čia kažkaip, nu, taip mes per kažkur vienoj linijai su šito va. Miša.
Jo greitieji pirštai pjausto tik. Ir jis gitaristas, jeigu pasinė pirštą lazeriai. Kas toliau? Mr. Angelo yra tiesiog dievas, rimtai. Nematėt dievo? Va, kaip atrodo. Aš jį net uždengiau, nes man jis velnė panašus. Tai va, šitą va. O. Aš irgi kažkur matytas. Mes čia taikėm į galvą, tai čia metalika gerai varo. Nu. Gitaras kursas, tai va, 86018, net toks telefonas, ne. O aš Artūras Zokas. Kažkada Zokui grojau, dabar reikės jau Šimašiui groti. Va, Patmefenį. Šitas irgi groti nemoka, nieks jo nežino. Nu. Va, pavyzdžiui, Selas žino visi. A Patmefenį, na į ką čia per gitaristas. Šitas toks ir nelabai. Ką? Žodžiu. O čia tai ką tas šis? Larry Coryell, ne muzikantas. Tai va, laida pokalbis su savim ir ne tik. Oras prastas. Tiek temų buvo galvoj, bet aš niekad laidai nesirašiu, nes paskiau nesigauna ir labai nepopuliariai. Manau, kad jau rytoj kažkur taip 1 milijonas peržiūrų turėtų. Jeigu spėsiu įdėti. Ja. Tai va, įdomu, Trumpą daugiau žiūrės ar mane? Tramplinas. Kažkas sakė Trumpą, čia kažkas tai bendra. Ir kažkas sūris skanus, net ir aš jį valgau. Su bealkoholiniu alum prie alaus. Va. Labai skanu, labai. Nu, ar aš labai baisus? Žinot, šiaip tai nieko gero. Pasakyčiau. Baisu. Pamiršau nusimti to pagalvok. Nieko nepagalvok, kad šiaip tai aš su gintariniais karoliais. Nuo širdies apsaugo. Į lauką neinu, tik tai va, kambarį vaikštau. Nu, kad nieko nepagalvotų. Nors, ką tik apie manęs negalvoja. Kuo daugiau galvoja, tuo populiarumas auga. Mane čia nesenai santariškise akį tyrė, tai maždaug taip. Bet man patiko. Nu, fainai ten, fainai. Ja, mikroskopas ten viską pasako. Kiek liko gyventi, viską, žodžiu. Su ko grosi, ten vapšė, kiek babkių turėsi. Ne, viską. Dvareckai, nefilmuok čia visko. Tai va. Nu, ilgi greitai nežinau. Ar tu pas mane ateisi į laidą, ar pas tave peliukno eiti. 2 peliukai ir... Nežinau, kom aš užsivadinsiu. Sugalvokit man kokį nors pseudonimą. Aš šakas šiaip, jeigu ką. Krepšinis valdo. Jei Trumpas bus ne už krepšinį, nevažiuosiu į Ameriką. Taigi, tarp kitko aš atsimenu. Už Clinton šitas gim. Ne Jordanas, kaip ten, toks nelabai žinomas, kaip dabar. Kaip jis ten, klausyk. Kaip ten tas dėlioja. James Brown. Ne, čia vokalistas. LeBronas Jamesas. Už Clinton, taip, už Clinton. Dabar jau čia Trumpą išrinko, sakys. Trumpas tai jėga. Wynton Marsalis man patinka. Žinot, kaip repetuojasi? Virtuvėj, mačiau per YouTube. Virtuvėj pastatęs tokį šlelį ir kašį ten yra. Žiūrė, ten kažkaip karangės yra. Ne. O taip reikia mes varai.
Prisidedi taip. Ir palydi taip. Ir palydi. Ir taip. Nu, praktiškai kaip dyzai, vietomis ten. Sandavalis virtum, bet marsalį tai to reikia manęs. Tokie aukštus nelabai ima. Bet triubas. Bet triubas, su triuba jūs jį gali paimti aukštas. Tarp kitką vėl atsinešti. Čia kito laidoj. Tai va, matot, aš netijau, kad jie gali filmuoti. Tiksliai. Aš tiesiog noriu pasakyti. Kam ta televizija, tiek kamerų, ten, dieve mano, tiek darbuotojų, ten pinigų, kiek elektros, ten šviesos, trubai, o dieve, kiek ten žmonių knisasi. Ir taip, pist, kitą kanalą jungi. Ir viskas veltai. O čia mobiliaką jungiau. Ir viskas. Ir mano kanalas jau gyvas. Jūs galite pist ir išjungt. Niekas neužpiks net. Nu, ir norit gitaros kursus lankyti, va, gitaros, pritraukite, kolegą, pritraukite, o, gitaros kursai. Kol dar nepamiršau, 8604 02 976. Antrą kartą bandysiu, nes numerį pasikeičiau. 8604 02 976. Seksta. Žodžiu, oktava, seksta, 0, 0, kvarta, 0 sekundę, nona, 7 sekundę. 956, tai bus nona, 7, 6, tai seksta. Muzikantai supras, ne? Matot, kokia laida puikia. Pokalbis su Dvarecku. Arba Dave Parker. Shaquille O'Neal. Žinot, temos kažkaip senka, džiūsta, nejuokinga darosi. Krepšinio pasaulyje. O, teisingai, gitaros pasaulyje. Taip galima ir apsišikti.